iniciatyvą pabandys organizuoti taikos konvenciją Lietuvoje tarptautinę. Tai aišku savaime, kad mūsų kolegos ir mūsų vienminčiai finansiškai prisidės, nes mes negalėsime. Aš esu pakviestas spalio mėnesį į tarptautinę konferenciją į Londoną. Tai atleiskit, mano pensija neleidžia. Prašau. Būtent Europos vieta, reiškia, naujoji taikos architektūroje ir kaip mums toliau reikia gyventi. Jie, kadangi mano požiūriai labai sutampa su, sakyčiau, demokratiniu ir perspektyviu, progresyvių jėgų požymiais apie tai, kad kiekviena tauta, mes už Europos Sąjungą, bet už tėvynių sąjungą. Nes tokiai mažai kaip valstybė, kaip Lietuva, būtų, reiškia, absoliučiai, nieko nesurišta, nepriklausomo, nesurišta su nieko, yra neįmanoma mūsų laikais. Išgyventi ekonomiškai ir taip toliau. Bet draugystė nereikia pavaldumo. Ir dabar atleiskit, aš žiūriu ypatingai vyresni žmonės, kurie gyveno Tarybų sąjungoje. Kuom šiandien Europos Sąjunga, reiškia, skiriasi nuo Tarybų sąjungos? Mums tada sakė iš Maskvos auginkit kukurūzus, o dabar sako, reiškia, organizuokit praeitus. Ir tas mums netinka, reiškia. Tai vat, o pavyzdžiui, Orbanas, jeigu paimtų, reiškia, pavyzdžiui, taigi pas mus keiksmažodis. O jeigu įsigilint, apie ką kalba Orbanas, aš klausiau jo kalbą, sako, klausykit, jūs mane kaltinat, kad aš perku naftą iš Rusijos, o patys per Indiją sumokėjo 23 milijardus, tai pačiai Rusijai. Kodėl aš turiu permokėti? Nugi logiškas klausimas. O tai jums atsakymai visi yra. Todėl tėvynių sąjunga, kur kiekviena valstybė turi savo balsą, ir dabargi nori vieto balsą nuimti. Aš buvau NATO karinio komiteto narys. Tai tuo metu, dabar gal pasikeitė, aš žinojau, kad mano balsas yra lemiamas. Taip sakant, jeigu aš pasakysiu ne, tai sprendimo nebus. Ir todėl buvo tos visos ir dėrybos, ir buvo kalbamas į kiekvienos mažos valstybės. Be abejo, nes Amerika yra Amerika, nes NATO be Amerikos, nepykit, jo nėra. Todėl, kad didžioji dalis finansų ateina būtent iš Amerikos. O dabar Trumpas pradeda sakyti, Amerika pirmoje vietoje. Ir kodėl aš turiu mokėti milijardus, jos eidui pavyzdžiui. Milijardus tam, kad jie propaguotų už mano pinigus reklamą anti manęs. Tai grubiai, reiškia, o mūsiškai sako, kodėl neduoda Amerika pinigų? Reiškia, keista. Tai iš kitų pajus nebūtų. Tas pats ir kitas, reiškia, sakysim, vėlgi, reiškia, kalbant apie tą pačią Ukrainą. Aišku, kad gaila Ukrainą. Abejonių. Aišku, kad Rusija paskolė Ukrainą. Čiagi nieks už to nesiginčia. Problema, kad mes niekada nediskutuojam, kodėl jie iškovoja. Ir mes praleidžiam negirdom, kada Amerikos valstybės sekretorius, o tai yra oficialus asmuo. Ten, pavyzdžiui, aš galiu sakyti, ką noriu. Tai Lietuva nieko neturi bendro su to, ką aš sakau. O kada sako valstybės sekretorius, kada sako prezidentas, čia yra pozicija. Ir kada valstybės sekretorius pasakė, kad mes kariaunam karą su Rusija Ukrainos žemėje, tai čia yra Amerikos pozicija. Ir Trumpas sako, reikia baigti tą karą. Tik tai baigti kaip? O mes sakom, reikia tai baigti, reikia tai baigti, reikia tai baigti. Ir aš suprantu tą dalyką labai paprastai. Jeigu mes galim pasiųsti 100 000 karių į Ukrainą ir pasakyti, mes įtakosim tą baigti, todėl mes norim baigti tai. Tada tu gali sakyti rekomendacijas, kaip baigti. O jeigu tu sakai, aš skaitau, kad reikia baigti šitai, bet Amerika turi padaryti tą ir tą. Tada Trumpo vietoj sako, klausyk, tu su savo mintim, nesakykit, ką man daryti, ar čia pasakysi, kur jumai. Viskas yra normaliai. Valstybės kaip Lietuva turėtų išsirinkti poziciją tam pačiam vakarų pasaulyje, kurioje vietoj mūsų valstybė. Dabar jos dvi. To pačio Trumpo ir Orbano ir Fico, Italijos iš dalies pozicija yra, kad reikia stabdyti kraujo liejimą. Nes vėlgi tas pats Trumpas pasakė, 6 000 gyvybių į savaitę. Tai yra 1000 į dieną.